Tartatin. Pradžioje gaminsime tešlą. 250 gramų miltų, 125 gramai sviesto. Sviestas turi būti šaltas. Dedame sviestą į miltus. Mūsų tikslas, kad sviestas ir miltai taptų vienalytė mase. Tai yra bus toks kaip smėlis. Stengiamės kuo mažiau liesti rankomis. Dėl tos priežasties, kad mes nenorime aktyvuoti glitimo, kuris yra miltuose, norime, kad tešla išliktų trapi. Taip pat naudosime cukraus pudrą, žiupsnį druskos. Vėl maišome. Druska yra labai svarbus ingredientas kepant visus kepinius, nes jeigu jūs į tešlą neįdėsite druskos, tešla gražiai neiškeps, jinai nepradės krusti. Todėl, kad ir gaminant saldžius pyragus, visą laiką reikia įdėti žiupsnelį druskos. Vienas trynys ir labai šalto vandens. Kai matome, kad tešla jau pradeda po truputėlį lipti, mes ją tiesiog sustumėme į vieną rutulį ir nesistengiame jos minkyti. Jeigu šiek tiek granuliuota, bet mes to ir siekiame. Matysis vienas kitas sviesto gabalėlis, ne bėda. Imame maistinę plėvelę, įsukame tešlą į ją ir 1 valanda šaldytuve. Gaminant šį pyragą svarbiausia yra rūgštus obuoliai gerai išlaikantys savo formą. Aš naudosiu Granny Smith obuolius, kurie nesutešta taip stipriai kaip didesnė dalis visų kitų parduotuvėje parduodamų obuolių. Naudosiu šiam patiekalui gilią keptuvę, sunkią, tokią kaip šitą, priklausomai aišku nuo naudojimo obuolių kiekio. Pas mane jų nėra tiek daug, todėl naudosiu tokią nedidelę pakankamai. Pradedu kaitinti, kaip ir begamindamas gaskonų pyragą. Pradžiai beriu pirmą ploną sluoksnį cukraus ir laukiu, kol jis pradės karamelizuotis. Pašaliname sėklydes, kotelius, taip sakant, visas tas dalis, kurios yra nevalgoma. Obuoliai paruošti, cukrus po truputėlį lydosi. Turime būti labai dėmesingi. Na štai. Kaip matote, karamelė jau yra tos spalvos, kokios aš noriu. Tai yra jinai tamsiai ruda, bet vis dar ne juoda. Tas degantis cukrus mūsų pyragai suteiks tokį pikantišką kartoką skonį. Ir dedame sviestą. Sviestui pilnai ištirpus, dedame obuolius. Sumažiname liepsną. Ant nedidelės liepsnos laukiame, kol obuoliai pradės leisti savo sultis. Šiek tiek jos švelniai spūstelim. Neužilgo išsiskirs labai nemažai obuolių sulčių, todėl visa ta karamelė atsiskies, pakils į viršų. Mūsų tikslas yra pagaminti obuolius ir nugarinti tą skysčio perteklių. Prabėgus 7-8 minutėm nuo to momento, kai sudėjome obuolius, mes juos galėtume dabar įkišti į orkaitę ir kepti juos ties 180 laipsnių, bet kadangi noriu, kad karamelė tolygiai pasiskirstytų, aš juos apversiu. Stengiamės išlaikyti tą pasirinktą raštą. Kaip matote, sudėlioju šios visus gražiai ratu. Padidinsime liepsną ir toliau kepsime apie dar 10 minučių. Kaip matote, obuoliai skęsta tirštoje karamelėje. Išjungsim
ir paliksim kuriam laikui, kad atvėstų. Tuo tarpu pasirūpinsim tešlą. Imam tešlą iš šaldytuvo. Pradžiai ją šiek tiek suminkom, kad gauti tą vienalytę konsistenciją. Darome tai greitai, stengdamėsi per daug jos nesušildyti. Šiek tiek miltum. Tešlos lakštas turėtų būti apytiksliai centimetrų didesnis negu keptuvės diametras. Ir tešla turėtų būti apytiksliai 0,5 centimetro storio. Mūsų šitą lėkštę kaip tik yra šiek tiek didesnė už keptuvę. Apsipjausime. Tešlą, kuri liks, galite vėl suvynioti į maistinę plėvelę ir užšaldyti. Panaudoti ją sekantį kartą. Naudodami kočėlą, atsargiai. Dabar atsargiai, pasinaudodami medinę mentelę, apspaudame tešlą, stengdamės ją užkišti į vidų. Šiek tiek išlyginam. 190-200 laipsnių. Kepsime tol, kol mūsų tešla iškeps. Tai jinai įgaus auksinę spalvą, tamsią auksinę spalvą. Kaip ir minėjau, vieno iš laidų, dėl rankenos nereikėtų pergyventi, nes šiuolaikinių keptuvų rankenos tikrai atlaiko temperatūrą iki 230 laipsnių. Pyragas kepa? Taip. Turim laiko paplepėti. Žinoma. Šį rytą mes kalbėjom apie vyrišką madą ir be to, kad smagiai kalbėjom, ar net šiek tiek papletkavojom, daug naudingos informacijos sužinojom. Pasak kostiumų dizainerės Brigitos Kupčikienės, Lietuvos politikams tikrai dėrėtų pasitarti su stiliaus žinovais. Tuo tarpu mūsų laidos svečias Aleksandras Pogrebnojus, kuris žodžio kišenėje neieško, sako, kad stiliaus konsultantai nepadės tiem, kam reikia smegenis išsioperuoti. Na, o aktorius Aistis Mickevičius pasakė labai įdomią mintį. Būti madingu nereiškia būti bobišku vyrai. Taip pat svarbu pastebėti, kad kiekvienas vyras savo spintoje turi turėti tamsiai mėlyną, o ne juodą kostiumą. Ką sužinojome virtuvėje? Kad kepant saldžius gaminius į tešlą reikia nepamiršti įberti žiupsnelio druskos, kad rūgštus avaliai kepiniams tinka labiau ypatingai tartatinui negu saldus ir konkrečiai Granny Smith, jeigu ieškome jų parduotuvėje. Ir ką dar sužinojom? Nežinau, ką nors dar mūsų išmokė? Kad filo tešlą geriau pirkti, o ne bandyti ją gamintis namuose. Brangu? Nėra taip ir pigu, bet manau pasigaminti bus dar brangiau. Ačiū tau už patarimus, ačiū tau už įdomią laidą, ačiū tau iš anksto už trečiąjį patiekalą, kuris netrukus puikuosis ant mūsų stalo. Jums noriu priminti, kad visus klausimus mūsų virtuvės šefui Liutaurui Čeprackui turite. Negalite? Turite, privalote pateikti BTV Facebook paskyroje. Ten rasite ir jo receptus. Auksiniai svogūnai per BTV tiesiogiai jau labai greitai, balandžio 1 vakarą. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū tau už patarimus, už praktiką, kurią daliniesi ir labai lauksiu to pyrago. Gero tau viso likusio savaitgalio. Ačiū. Iki. Ištraukus tartatiną reikėtų jam duoti pailsėti kokių 10-15 minučių, kad jis šiek tiek atvėstų ir tada laukia atsakingiausias momentas.